Sveikutė Julija, kaip gražiai atrodai, kaip tavo nuotaikos, kol kažkas prisijungs prie mūsų, pirmieji žiūrovai ir klausytojai, mes turim laiko dar pabendrauti tarpusavyje, kaip jautiesi, kaip tavo nuotaikytės. Sveiki visiems. Šiaip mano tokia nuotaika pirmą kartą eteryje, tai viena pusė manęs kaip ir labai nori, labai įdomu, kitai pusė aišku labai drovu, baisoka netgi sakyčiau, bet mane gelbėja ta kita pusė. Kita pusė. Ja, iš tikrųjų labai smagu, man patinka, kad žmonės nugali savo baimės ir daro tai, kas patinka. Ir tie, kas mus klauso, padėkite širdutę, palaikyti Juliją, padrasinti ją, kad jinai nepergyventų, kad jinai atsipalaiduotų, kad jinai atsiskleistų mums kaip gėlytė ir parodytų savo talentus, kuriais jinai gali būti naudinga kiekvienam iš jūsų, ypač tie, kurie mylite savo vaikučius, kurie stengiate sukurti jiems kažkokį tai rojų gyvenime ir padaryti kažką tai gražaus, nes kodėl, tuoj pristatysi Juliją, bet kodėl man kilo noras Julija su tavim pakalbėti, kai mes susipažinom neseniai paskutiniam kurse, kurį mes ką tik tai praėjom. Abi, kai tu taip gražiai pristatėjai save ir aš iš karto prisiminiau, kai gimė mano antrasis sūnus, kuriam dabar jau 15 metų ir jau greit bus 16 už mėnesį. Ir kai jisai gimė, aš jau buvau mama, ta brandi mama ir jau buvau nusiteikusi tai motinystė, laukiau jos, ta prasme, sūnaus laukiau, jau pasiruošusi viskaip ir man tą kambarį ypatingai norėjusi kažkaip tai papuošti. Ir to labiau, kad prieš tai buvo dailininkas atvažiavęs į mūsų namus, kuris išpiešė mums laiptinę. Išpiešė laiptinę ir iš tikrųjų ta laiptinė buvo tokia originali, kad visi ateidavo ir atkreipdavo į ją dėmesį. Ir galvoju, aš dabar noriu tokio kambario savo sūnui. Bet man tada buvo nelemta išpildyti tos misijos, nes mes tiesiog neradom žmogaus, kuris galėtų tai padaryti. Nes ir pirmasis menininkas, jis buvo atvažiavęs iš Lietuvos, į Angliją, į Londoną. Ir kiek mes turėjom pažįstamų, neradom kito menininko, kuris būtų galėjęs ir išpiešti mums šitą kambarį. Tai ką aš dariau, aš ieškojau, kažkaip tai sukausi iš padėties ir ieškojau, suradau tos lipdukus ant sienų. Iš pradžių buvo gražu. Bet po kokio mėnesio laiko jie pradėjo lupinėtis ir man teko visą tą meną grožį nuimti nuo sienos. Tai kai aš pamačiau tavo talentą, aš iškart pagalvojau, aš noriu supažindinti savo klausytojus, kurie žiūrės šitą video, kurie žiūrės įrašą, kad yra tokia nuostabi mergina, ne tik graži, bet ir labai talentinga, Julija Jaruševičienė, dailininkė. Pasakysiu, kaip esu užsirašysi, kad nepraleisčiau nieko. Julija, kuri kūrė unikalius sienų piešinius vaikų kambariams ir ne tik vaikų kambariams, bet ir darželiams bei kitoms erdvėms, kur tik tai susibūrė vaikai. Ir kiekvienas jos piešinys gimsta iš pokalbio su šeima, iš jų svajonių, iš istorijų, iš vaiko asmenybės, nes tai yra labai svarbi tiesa. Ir jos tikslas yra ne tik papuošti sieną, bet ir sukurti vietą, kurioje vaikas norėtų žaisti, svajoti, augti. Ar tiesa? Tiesa. Tiesa, Julija. Smagu. Tai mano tada pirmas klausimas būtų tau toks. Kodėl tu galvoji, kad svarbi yra vieta, graži vieta arba kažkokia tai unikali vieta, kad vaikas vystytųsi kaip asmenybė? Nes tu pati esi ne tik tai dailininkė, ne tik tai jauna ir graži moteris, bet tu esi kartu ir darželio auklėtoja, kiek prisimenu, taip, dirbi su vaikais. Ir dar pati turi savo šeimos narių, savo vaikų ir tuos vaikus gerai pažįsti ir gerai juos jauti. Ir kodėl tu būtent pasirinkai tapymą vaikams? Šiaip visada patiko labai vaikai ir gal nuo pat pradžių, kai pagimdžiau savus, tai ta meilė dar užaugo. Ir aš tikrai suprantu, ant kiek svarbi ta vieta, kur kiekvienas vaikas auga, ta aplinka. Nes
stebiu pati, kai ištapius aš ir grupės sienas, ir miegamuosius, kaip vaikai iš karto domisi, smalsumas atsiranda, kūrybiškumas ir tai spontaniškai vyksta. Nereikia net motyvuoti, papildomai sakyti kažką, tai pats vaikas nori kurti, nori žaisti ir jam įdomu tokia aplinka, jaučiasi saugus joje. Aha, tai svarbiausia, kad vaikas skatina tai vaiko kūrybą ir iš tikrųjų svarbiausia mamai ir kiekvienam tėčiui, kad vaikas jaučiasi saugus, tiesa? Tiesa. Ir pasakos jam sukuria tą jaukumą. Žinoma, žinoma. Aišku. Klausyk, pačiai, kokia buvo tavo mėgstamiausia pasaka vaikystėje, kurią tu prisimeni iš savo vaikystės ir kuri galbūt turėjo taip pat kažkiek tai įtakos tavo profesijos pasirinkime, tavo asmenybės formavimasi, jeigu mes kalbam apie pasakas ir vaiko asmenybę trumpai. Šiaip, aišku, daug pasakų patiko ir jų anksčiau taip nebuvo kaip dabar. Ir visas mes labai vertinom, kai turėjom galimybę pažiūrėti tą pasaką. Ir kažkaip iš karto, kaip pasakė apie pasakas, tai Bjaurusis ančiukas. Aha. Jo, nes jinai tokia tikrai, ir ją galima žiūrėti dabar, kai vaikas žiūri vienais akim, po to, kai suaugi, visai kitaip matai tą pasaką. Ir sakau, dabar neseniai irgi kažkaip tai teko žiūrėti, tai tikrai kaip smagu, kai paprastas ančiukas atsiskleidžia po to taip giliai ir tampa gulbė. Tai kažkaip tai labai rezonuoja. Tai ir tu dabar kaip ta gulbė atskleidė savo talentus ir dovanoji pasauliu, kad kiekvieno vaiko kambarys ir jo gyvenimas per pasaką, per kūrybiškumą taip pat irgi taptų gražesnis, kūrybiškesnis, įdomesnis, o ne vien tik tai robotas. Eiti, dirbti, mokintis ir kartuoti mūsų ir protėvių klaidas, ko mes norim išvengti. Taip, nes kartais tikrai kaip ir patalpa jinai yra kaip bjaurusis ančiukas. Kartais įeini ją ir tiesiog noras yra prisiliesti prie tų sienų, tapyti, kad jos irgi taptų ta gulbė, kad ir vaikus užkrėstų to kūrybiškumu, kad jie norėtų eiti į tą darželį netgi dar labiau, nes tos vietos, kurios mes esam patys augam ar ateina vaikai, labai svarbios. Tai ir tos sienos kartais ir kolidoriai tokie nykus, tokie negražus, tokie tikrai ir kai prisilieti su dažais, prisilieti potėpių, kai jos atgyja, kai tampa kitos, tai tiesiog pati kartais stovi, stebiesi, kaip gražiai iš karto, patalpa kaip pasikeitė. Pati norėčiau eiti į tokį darželį ar būti tokioj, turėti namie tokį kambarį, kur yra ir saugu, ir gražu, ir kūrybiška labai. Iš tikrųjų, man dabar tokia kilo mintis, kad mes visą laiką jaučiame saugus, kai esam kažkokio tai pažįstamo aplinkoje. Ir jeigu tas vaikas mažylis, juk mes tikrai mamos esam patyrusios tą jausmą, kai reikia atsiskirti nuo mažo vaiko, ir tam vaikui tikrai galbūt ne visada saugu pasilikti nežinomoj vietoj su nežinomom tetutėm, su nežinomais vaikais. Bet jeigu vaikas ateina į aplinką ir jis mato savo pažįstamus herojus, jau ant sienų nupieštus, man atrodo, jis jau automatiškai jaučiasi saugiau, tai yra tas saugumas, apie kurį tu kalbėjai. Ir mes daisim iki to, kaip jaučiasi vaikas, kaip tu parenki herojus ir visa kita, kad daugiau žmonės suprastų tavo galimybės padėti jų šeimoms, kažkaip tai pagražinti gyvenimą. Bet kaip tau iš vis kilo mintis piešti ant sienų, nes tai tikrai yra retas dalykas. Ir prieš tai visiems žiūrintiems noriu pasakyti, kad gale Julija yra paruošusi nuostabią dovanėlę, kaip visą laiką. Tai išbūkite iki galo. Smalsiausiems galėsite dalyvauti loterijoje, kurią vėliau paskelbsime. Bet tai truputį vėliau apie siurprizą, kurį Julija yra paruošusi kaip dailininkė. Ir tada vis dėlto tas klausimas, kaip tau atėjo tas noras ant sienų piešti, nes mes visi kažkiek tai esam dailininkai ir aš prisimenu, mano irgi mokytoja yra pasakiusi dailės, piešimo mokytoja mokyklai, kad gražiai mergaitės piešiu, tai vienintelis dalykas tikriausiai, ką aš mokiau gražiai piešti.
Bet kai aš pirmokė, kažkodėl tai, aš dabar neprisimenu, koks ten buvo, ką mes ten turėjom sąsiuvinį daryti, kažką tai vesti, kažkokį tai dienoraštį pirmokai. Tai aš paėmiau ir nupiešiau, man ten patiko apie smegenis, kažkas tai daro, šitą sąsiuvinį pripiešiau. Ir ta mokytoja mano nors labai buvo gera, bet jinai atsivertusi sąsiuvinį sako, tai tu dabar sugalvosi piešti ant šaldytuvo, piešti ant sienų, piešti visur. Ir tai tipo čia dabar bus gerai. Nu, reikia piešti ten, kur visi įpratę piešti. Vat kaip tu išdrįsai išeiti iš tų ribų ir pradėti piešti ant sienų? Šiaip man visada ir darželėje sakė, kad gražiai tapau, ir mokykloje tą patį. Šiaip ta dailė vedė mane, jinai visur man padėjo. Ir mokykloje, ir gerus pažymius aš uždirbdavau dailės, nu tiesiog, nu, su ta dailė. O taip man atėjo tas noras, buvau tuo metu, laukiausi savo dukrytės, tai buvo 13 metų atgal. Ir statėmės namus. Ir kažkodėl atėjo tokia vizija, kad aš pati turiu nutapyti tokias ilgas, didelės tulpes. Ir man antiek jos buvo ryškios, antiek gražios va mano mintise, kad aš, nu, kažkaip tai net neabejojau, kad aš galiu tai padaryti. Bet atėjo antra pusė, kai jau prasidėjo baimės. Atrodo, kad jeigu neišeis, o jeigu sugadinsiu sienas, kas tada? Ir baimės buvo iš tikrųjų labai didelės ir aš ilgą laiką nedrįsau, nors ir buvau nupirkus dažus ir teptukus. Ir vieną dieną, kai dabar prisimenu, sėdėjau ant sofos ir toks įkyrus balsas viduje, eik daryk, eik daryk. Ir tarsi tavęs kažkas tai tave stumia iš, vat, nu, padėjęs ranką, ir čia toks nepakartojamas iš tikrųjų jausmas. Aš labai noriu, kad kiekvienas iš jūsų jį pajustumėt, nes tu tiesiog negali nieko nedaryti, tu tiesiog, kaip tau bebūtų baisu, tu eini ir darai. Ir aš taip džiaugiuosi, kad tada, nu, išdrįsau ir va taip atsirado ir pirmos tulpės, ir bijūnai, ir po to ištapiau savo vaiko kambarį. Tai čia buvo tokia pradžia, kuri po to labai gražiai išsirituliuoja, kai aš nuėjau dirbti į darželį. Mane pasitiko darželio direktorė, kuriai be galo esu dėkinga iki dabar. Ir jinai mane užklausė tiesiog, kokios tavo stipriausios vietos. Ir aš tada, nežinau kodėl, iš karto pasakiau, kad man patinka tapyti ant sienų. Nu ir tada prasidėjo mėgamasis darželį, po to ir grupės erdvės, po to ir koridoriai, ir laiptinės. Taip pagražinau savo darželį ir jis tapo ir iki dabar yra išskirtinis. Fantastika, padėkite, nežinau, pliusiuką ar kažkokį tai gražų ženklą, jeigu ir jūs mėgstate originalumą aplamai, originalumą visur, kad sukurti tokią erdvę, kurioje tau iš tikrųjų pačiam gera ir dar dovanoti džiaugsmą kitiems, kad palaikyti Juliją. Ir mano klausimas taip pat buvo, norėjau paklausti tavęs, koks buvo pirmasis tavo herojus, kurį tu nupiešiai, tu jau atsakei tulpės, ne, namuose. Paskui į darželį, kai jau darželio sienas piešiai, koks ten gimė pirmas herojus? Ten aš dirbau grupėje, kur vadinosi Bitutės, ir kažkodėl, vat irgi, aš dirbau ir vieną dieną atėjo tokia gili mintis, kad aš noriu visus miegamuosius vaikų ištapyti, nes aš prisiminau kadaise, kai aš pati buvau vaikas ir kaime gulėjau, ir ten buvo toks didžiulis kilimas ant sienos, ir aš žiūrėjau tos raštus, aš vedžiau kartais pirštuku, ir man buvo be galo, va taip žiūrėjau savo svajonėse, kažką tai kūriau ir taip užmigdavau. Ir aš galvoju, jeigu man buvo antiek įdomus tas kilimas paprastas, tai kaip vaikui būtų nuostabu žiūrėti į kažkokią pasaką, kuri yra ant sienos, ten, kur yra pavaizduoti herojai, ar tiesiog kažkoks siužetas. Ir tiesiog jie žiūrint į tos mažus niuansus, kuriuos jie labai gerai pastebi, ten potėpius visokiausius, ir tiesiog jie va taip užmiega gražiai. Ir man antiek buvo stiprus tas noras, tai paprašiau direktorės, kuri aišku
džiaugiasi ir leido man tai padaryti, įgyvendinti mano svajonę. Ir ten buvo mėnulis, ant jo gulėjo bitutė miegodama, ten dar buvo tokie debesėliai, žvaigždutės, nu tokia vat miegui skatinanti aplinka. Jeigu skatina aplinka. Po įrašo pasidalinsiu Julijos puslapiais ir Facebook'e, ir Instagram'e, kur galite pasižiūrėti daugiau jos darbų. Širdutės prasideda ir ačiū Aleksandra, ačiū Evelina. Tai čia tikriausiai tavo dukrytė, ne, galbūt? Ne, bet giminaitė. Giminaitė. Aš pagal pavardės bandau atspėti, ačiū už palaikymą. Ir tai čia buvo tavo namuose pradėjai, paskui darželis pastebėjo tavo talentus. Kaip tu pradėjai tapyti klientams, kaip pas tave atsirado klientai ir galbūt klausimas būtų toks, ko tikisi iš tavęs klientai, kai jie pakviečia tave, koks tas procesas susitikimo su tėveliais iki to, kol gimsta piešinys ant sienos ir kaip jisai gimsta. Tu atsineši idėjas, ar tu, kaip tu sakei, tarėsi su šeima, kas daugiau įtakos turi, pats vaikas turi daugiau įtakos, ar vis dėlto tėveliai nusprendžia, koks tas procesas to piešinio gimimo, tos pasakos gimimo ant vaiko sienos. Taip, tai atsirado po to ir klientai, ir kiti darželiai, viskas atsirado nuo Facebook veidimo mano puslapio, šiaip labai nenorėjau kelti darbų, bet kažkur tai išgirdau, kad kas apie tave kažkiek sužinos, jeigu tavo darbai kažkur bus, bet tu apie juos nepasakosi. Tai tada tiesiog pradėjau kelti savo darbus, tai tada ir kiti darželiai atsirado, irgi tapiau ten, po to tėveliai. Ir tas kūrimas piešinio tiesiog, aišku, padeda labai vaikas, padeda šeima. Mes susitinkam, geriam arbatą ir tiesiog bendraujam, kas jiems patinka, kokie vaikui herojai patinka, ar ką norėtų šeima, kokio amžiaus vaikai. Viską aptariam. Tas piešinys ir gimsta pirma nuo pokalbio, kuris atrodo nieko neįpareigojantis, to pačiu jis labai svarbus tokiam mano darbe, nes jis pokalbis ir iš jo sužinau visą informaciją, kas tėveliams ir vaikučiam, ką jiems patinka ir ko reikia šitai šeimai. Ir kiekvienas darbas yra unikalus ir kitoks ir tiesiog sukurtas tai šeimai. O būna tokių istorijų, kad tu pieši ir vaiko mylimą herojų, o tėtis ir mama įeina į kambarį ir prisimena kažkokią tai savo vaikystę, kažkokius atsitikimus iš savo gyvenimo pagal pasako herojus. Kokią nors turi istoriją, kuriomis galėtum pasidalinti su mumis? Kaip tai įtakoja ir pačius tėvelius, ne vien tik tai vaikus? Taip, šiaip tėveliai dažniausiai ką sako, kad nežinom kodėl, bet žiūrint į tavo darbus, pats sugrįžti į vaikystę. Kažkaip atsimeni tos kažkokie niuansai išlenda, prisimeni ir vaikų darželį ir visą tai sako, žiūrint į tavo darbus. Sako, automatiškai atsiranda ta šypsena veide ir toks begalinis džiaugsmas viduj. Ir tokie žodžiai mane be galo motyvuoja. Tai jiems irgi smagu stebėti ir dalyvauti tame procese. O kaip būna, ar tai būna, kad kambarys būna visiškai uždarytas ir vaikas tik pamato arba tėveliai pamato rezultatą, kai jau būna darbas baigtas, ar vis tiek šeima dalyvauja bendrame procese, kol vyksta, ar skirtingai kiekvienuose namuose? Šiaip šeima dalyvauja, nes vis tiek aš pradedu, tariuosi, po to eskizą padarau, kartais ir jie užeina, mato tą procesą. Aišku, aš nelabai mėgstu, kada tik piešinys gimsta, nes jis būna, kaip tas ir kalbėjom, bjaurusis ančiukas ir jie pamato ten
aišku, grožisi ne to, nes ta pradžia, bet man taip norisi, kad jie pamatytų visada jau pabaigtą darbą. Atrodo, niekam nerodyčiau, va turiu idėją ir tiesiog noriu, kad jie pamatytų jau, kai bus galutinis tas darbas. Bet ne, jie dalyvauja procese, užeina ir vaikai, užeina ir tėvai. Ir šiaip bendraujam visada ir kavos pasiūlo, ir tiesiog pasėdim, pajokaujam, pašnekam. Ir taip jie mato visą procesą, kaip buvo, kaip rutuliuojasi viskas ir kas po to gimsta iš to eskizo. Smagu, o kiek maždaug užtrunka laikas vat, nuo to pirmos pažinties, eskizo sukūrimo, piešimo? Aš suprantu, kad skirtingas galbūt darbas, bet maždaug plius minus, kiek užtrunka tas procesas? Jo, vat ir sunkiausia pasakyti, kiek užtrunka procesas, nes iš tikrųjų kiekvienas tas darbas ant tiek unikalus, žiūrint kokio piešinio nori tėvai ar vaikas, kiek ten detalių, kiek ten, sakau, tiesiog ar jis paprastas ar sudėtingas, labai nuo to priklauso, bet gali ir savaitę užtrukto, gali ir visą mėnesį. Tai vat tik pakalbant su tėvais ir išsiaiškinus, ką jie nori, kokie jie lūkesčiai jų, tai tada ir galiu pasakyti maždaug, kiek užtruksiu. Bet tai iš tikrųjų gana ilgas procesas, nes kol susipažįsti, kol išsiaiškini, kas tau patinka, kas patinka vaikams, ar tu gali tai padaryti ir kaip tai padaryti, kad vizijos sutaptų, nes ant piešinio kartais vienaip atrodo, ant sienos gali būti kitaip ir visa kita. Ir galbūt tu kaip dailininkė, kuri jau procese, kuri, kaip aš sakau, esu praktikuojanti konsultantė, taip ir tu praktikuojanti dailininkė, kuri esi procese ir pieši. Koks tavo požiūris iš tėvų tau labiausiai įstrigo, nes tu tikrai daug bendrauji ir su vaikais, bet koks tavo požiūris iš tų tėvų, kurie užsisako tave kaip dailininkė ir dovanoja tokias nuostabias erdves savo vaikams, tai tikrai yra išskirtiniai tėvai, kuriuos aš be galo gerbiu ir dievinu, nes man vaikas iš vis yra kažkoks tai stebuklas. Ir galbūt tas noras pabendrauti su tavimi irgi išėjo per vaikus, nes aš vaikus labai myliu ir tavo tema padėti vaikams. Tavo nuomonė, kas tau labiausiai patinka bendraujant su tėvais? Bendraujant su tėvais patinka, aišku, aš matau, kaip jie myli savo vaikus, kaip jie nori padovanoti tą pasaką savo vaikui. Čia labai ryšasi ir su mano vidiniais tokiais matymu, kad kiekvienas vaikas, kai atsibunda, jau mato tą pasaką namuose. Man tai labai patinka. Dar kažkaip tai dabar prisiminiau, patiko vienų tėvų toks požiūris, jau mergaitė užsiiminėjo gimnastiką, o berniukas tuo metu lankė ir dabar lanko futbolo treniruotės ir jam labai patiko. Tai tėvai nusprendė papildomai motyvuoti vaikus, kad aš nutapyčiau mergaitės kambarį. Tai sportininkė ta, o berniuko kambaryje tai futbolininką. Ir dar pasiūliau ant marškinių tada parašyti būtent jų vaiko numerį, kad dar papildomai motyvuoti. Tai sako, kad tas piešinys ne tik bus gražu ant sienos, ne tik erdvė pasikeis, bet papildomai ir motyvuos vaikus sportuoti. Ir man nuo tada buvo toks tikrai dar vienas požiūris į tą sienų meną, kad tikrai per sienas galima ir motyvuoti vaikus. Ir šitie tėvai man kažkaip dabar atėjo, iš karto prisiminiau juos šiltai. Juk ne veltui sako jau nuo senų laikų, kad grožis išgelbės pasaulį, ar netiesa? Ir mes vis studijuojam ir tobulinam save, investuojam į save daug žinių ir daug pinigų išleidžiam, kad taptumėm ir tomis įdomesnėmis asmenybėmis ir kad galėtumėm kažkiek tai naudos daugiau suteikti aplinkiniams. Ir dar prisimenu, pradinėse stadijose būdavo, kad darom koliažą savo ateities, kur renkam iš žurnalo paveiksliukus, padėkite pliusiuką, jeigu esate tai darę savo gyvenimą, kas mūsų klausotės.
ar įrašą žiūrėsite, jeigu darėte tokius koliažus, ne, kad įtakoti savo ateitį, ne, kad tai, ko aš noriu, kad atsirastų iš tikrųjų mūsų realybėje, nes mes esam savo realybės kūrėjai. Ir per tokius gražius piešinius iš tikrųjų gražiai įtakoja ir vaikų gyvenimą, nes vaikas mato sportininkas, ne, kiekvieną rytą vakarą jis užmerkia akis ir atmerkia akis, ne, ir automatiškai tai sukuria jo mintyse vaizdinį, kuris vėliau realizuojasi ir vaikas iš tikrųjų galbūt lengviau pasieks kažkokį tai rezultatą ar sportą ar gyvenimą, kurio jisai nori. Bet vis dėlto man, žinai, labai įdomu, Julija, kai dabar tai, ypač Anglijoje gyvenant, viskas jau paruošta. Ar tu eini į parduotuvę, tu perki jau paruoštus rūbus pasiūtus, ar tu eini į parduotuvę marinuoti agurkėlį, ten agurkai, aš jau viską pamiršau, tai ką darydavau Lietuvoje, viską darydavom savo rankomis. Ir prisimenu, kai eidavau suknelę siūtis dar į siuvyklas, tais laikais būdavo ten nupieši savo eskizą, kokį tu įsivaizduoji, kaip turėtų būti, ir ateini ir tą užvelka tą nepasiūtą suknelę, ten tos išvirkštinės siūlės, ten galvoju, Dieve, koks čia baisumas, ne, kaip tu sakai, tas bjaurusis ančiukas, kaip čia atrodys ant manęs ir dar aš turiu mokėti pinigus už tokį baisų darbą, kol tu neteini ir neužsidedi tos galutinio varianto tos suknelės ir tu pamatai, kad iš tikrųjų tas darbas tai buvo tik paruošiamasis ir kai tu gauni tą rezultatą, kaip tau patinka ir kaip tu esi dėkingas tam žmogui, kuris sukūrė tokį grožį ir tau padovanojo, tai man labai įdomu vis dėlto, kokios tu lauki reakcijos, ne, kuri tau yra pati maloniausia reakcija iš šeimos, iš vaiko, kai jis vis dėlto įeina į tą galutinį kambarį ir pamato tą jau galutinį rezultatą. Kas tau labiausiai patinka, dėl ko, nes vis tiek pinigai tai yra vienas dalykas, mes turim daryti kažką tai dėl pinigų, nes nieko patys negaunam nemokamą, ne, ir už vandenį, ir už duoną, ir už butą, už viską reikia mokėti, mes turim kažkokiu būdu monetizuoti savo žinias, bet be viso to dar yra tas moralinis pasitenkinimas, kurio netgi to milijonus gali mokėti, tu nedarysi, nes tau tai ne prie širdies. Ko tu tikiesi iš to, ne to, kad tikiesi, bet kokia turi maloniausia emocija, kai šeima arba pirmas vaikas įbėga į kambarį, kas tave labiausiai sušildo tęsti tą darbą toliau? Mane sušildo, aišku, dažnai girdžiu iš vaikų, atsisuka, žiūri, akis didelės, šypsena veide, atsisuka į mane ir Julija, kas tave išmokė taip piešti, iš kur tu taip moki piešti? Ja, labai toks dažnas klausimas. Tai o iš tėvų pusės mane motivuoja kurti toliau, aš matau, jie eina, jie apžiūri, matau tą dėkingumą. Ir jie ir pasako, tikrai pasako ir aš pati jaučiu, kad tikrai jie dėkingi ir šypsena, tas artumas, kartais net sunku išsiskirti, kai pabaigiu sienas, ant tiek tas ryšys stiprus pasidaro. Tai tau nuoširdumas, ne, nuoširdumas, ta tikra emocija, tas džiaugsmas vaiko akyse, ne, ką jisai pamato, džiaugsmas tėvų akyse, kad vis dėlto jų lūkesčiai išsipildė, kad galbūt dar netgi geriau negu tikėjosi, ne, nes, kaip sakau, iš tų pirmųjų eskizų atrodo, ką čia piešia, kas čia dabar bus, ir tai išvirkščia suknelė, bet paskui, kai tu pamatai visą rezultatą ir tu svarbiausia, aš įsivaizduoju kaip mama arba kaip tėtis, kaip tu pamatai laimingo vaiko akis. Taip. Tu tam žmonės čiurvas eina per rankas, atrodo, tu viską gali ir atiduoti, ir paukoti, kad tik tas vaikas tavo būtų laimingas ir tam žmogui, kuris suteikia tavo vaikui džiaugsmą, irgi tu gali padovanoti pusę pasaulio, jeigu ne visą, ne? Taip. Ir jeigu trumpai mes šiandienai tiesiog noriu, kad žmonės apie tave daugiau sužinotų, kad galėtų savo vaikams džiaugsmo atnešti į savo gyvenimą. Jeigu trumpai, jeigu žmonės tavęs klausia, Julija, iš kur tu išmokai piešti? Tu baigiai kažkokius tai mokslus, kažkaip tai tas spalvas suderinti, ar aš nebaigiau jokių mokslų piešimo, tai aš nesivaizduoju ten kažkokias studijas ar visą kitą.
Kas tau padėjo tapti tą dailininkę? Galbūt kažkas žiūrės ir irgi užsikrės šitą idėją, ne? Nes vienas žmogus jis negali visos Lietuvos apipiešti, gal tu jau sulauksi užsakymų ir į kitas šalis važinėti, ne? Tau reikia pagalbininkų, kurie tai darytų. Nuo ko galėtum parekomenduoti pradėti ir išdrįsti išpildyti savo svajonę? Šiaip aišku, svarbiausia, kad būtų viduje tas noras tapyti, piešti. Čia yra svarbiausia tokia dalis. Ir kaip sakiau, aš jau gražiai tapiau, piešiau jau darželėje, mokykloje, po to visada pirkausi savo kursus įvairius, nes man ta tema buvo artima ir labai norėjosi joje aukti. Taip pat iš Pinterest kartojau tai, ką matau, atkartodavau pati, tai čia buvo tokia pradžia gal. Ir po to sakau, kursai, labai daug kursų ir po to vieną dieną nusprendžiau eiti mokytis. Sutikau vieną moterį, kur pabaigė Vienožinskio suaugusių mokyklą, gal jinai mane dabar girdi, Romualda, tai jos žodžiai mane įkvėpė studijuoti irgi tame Vienožinskė suaugusių mokyklai. Tai jinai pasakė, kodėl tu neini mokytis, nes, sako, tau tai patinka. Ir man tiesiog, kai jinai sakė, tada šiurpai tiesiog prabėgo po visą kūną ir aš supratau, kad jo žodžiai man labai svarbus dabar. Ir tą dieną paskambinau, buvo paskutinė diena, kai galima buvo įstoti. Tai irgi taip įdomiai susiklostė. Tada susiderinau darbe, nes aš ir dirbau, ir mokiausi, ir pabaigiau 3 metus suaugusių mokyklą ir viskas nuo to ir prasidėjo. Tai jeigu aš teisingai supratau, tai nebuvo tavo pirmas pasirinkimas po mokyklos, tu kažko kito užsiėmė, gal darželio auklėtoja, ir galbūt tai bus paskatinimas tiems, kurie sulaukia kažkokio tai amžiaus ir galvoja, viskas, aš jau nebegaliu nieko pasiekti, jau man per vėlu, jau čia reikia jaunam viską daryti, ne? Bet tavo žinutė yra tokia, kad siekti žinių, siekti kažkokių idėjų, tai kas tave domina, tai kas tau patinka ir galbūt išdrįsti atsiskleisti, galbūt reikia ir to vyresnio amžiaus, ne? Kai išbandai kažką tai ir tą pabandai, ir tą pabandai, ir tą pabandai, lyg tai gerai, bet širdis dar kažko tai nori, kad nesustoti, kad eiti, kad ieškoti, yra mokyklų, yra mokytojų ir vis dėlto tas mokytojo vaidmuo jis labai reikalingas, ne, mūsų gyvenime. Taip, tai vat ir po mokyklos, sakau, ėjau pedagogiką studijuoti, bet tikrai kiekvienam sakau, kad nėra niekada ne per vėlų. Jeigu širdyje dega kažkas, tai kuris jūs labai motyvuoja tas dalykas, kur labai norisi, nesvarbu, jums 30, 40, 50, eikit, studijuokit, pradėkit ir ten pažiūrėsit, jūs atsiskleisit ir po to teiksit džiaugsmą ir sau bus viduje labai šilta, gera ir kitiems bus nuo jūsų darbų labai gera. Ir tai atneša prasme pačiam gyvenimui, ne dėl ko tu esi. Nes kaip visi mokytojai sako, arba išmintingi žmonės sako, kad talentai yra neduoti mums. Talentai duoti per mus tarnauti kitiems. Ne? Ir kol tu neatskleidi savo talentų, tol tu nei pats laimingas, nes tu negali suteikti džiaugsmo kitiems. O kai tu pradedi gauti rezultatus, kai tu pradedi gauti padėkas, kai tu pradedi gauti žmonių nuoširdumą, dėkingumą, ne? Ir ta finansinė gausa, jinai kitaip ateina pas mus į gyvenimą, kai tau nereikia krauju ir juodu darbu kovoti dėl kiekvieno pinigėlio, ne? Tai tada tas gyvenimas tampa gražesnis. Tai šiandien už ką savo norėtum padėkoti? Šiaip norėčiau padėkoti gal, kad kadaise išgirdau save, kad paklausiau to vidinio balso, kuris taip mane tyliai, bet šaukia, taip įkyriai. Ir kad nesustojau, kad bandžiau, kad vis dėlto ir dirbau, ir mokiausi, kad ėjau, svajojau ir kad dėkoju už tai, kad dabar galiu ir kitiems dovanoti tą grožį aplinkui. Fantastiška, labai žaviuosi tavimi kaip asmenybė. Jeigu turit klausimų, užduokite kažkokį tai klausimą Julijai, ar atsakys šios laidos metu, ar atsakys po įrašo, kai jūs žiūrėsit jums patogiu metu. Nepraleiskit galimybės pabendrauti tiesiogiai. Ir koks būtų, kaip tu galvoji, tavo nuomonė, per tavo kūrybą, ką tu galėtum sukurti, arba kažkokį stebuklingą daiktą, kuris būtų kiekvieno vaiko kambaryje, ir kas tada tai būtų, ir kodėl būtent tas?
Šiaip galvoju, visų pirma, aišku, norėčiau, kad kiekvienas vaikas turėtų savo sieną namuose. Vat būtent tą, kur jam patinka, su jo herojais, su mėgstamiausiamis istorijomis. Ir kad gal kiekvienas vaikas turėtų tą stebuklingą lazdelę, galvoju, net kada jam būtų vaikui, jeigu būtų sunku, nedrąsu, kad jis galėtų taip padaryti ir tas piešinys atgytų ir galėtų su juo žaisti, raminti, bendrauti, tiesiog arba eiti į tą erdvę, kodėlgi ne. Tai va, kiekvienam gal padovanočiau stebuklingą lazdelę. Stebuklinga lazdelė, kuri pildo svajonės, fantastika, ne? Taip. Fantastika. Ir iš tikrųjų mes esam tokie žmonės stiprus ir savo realybės kūrėjai, tai tik tai reikia išmokti pasinaudoti savo galiomis, o per piešinius tai yra lengviausia padaryti. Ne, aš prisimenu dar mano buvęs vyras, sakydavo, nori pinigų, aš tau galiu nupiešti, aš tau viską galiu nupiešti. Jis buvo sėkmingas verslininkas, bet būtent tas požiūris, ne, aš galiu viską. Aš galiu viską ir per piešinį, ko tik tu nori, aš tau galiu pripiešti. Ne? Prisipieškime patys. Ir šaunuolė Julija, aš tai žinau, kad tu gyveni Vilniuje, tiesa? Taip. Bet jeigu klientas, pavyzdžiui, sakytum, žmogus, ne, kuris norėtų padovanoti savo vaikui gražią sieną ir kad jo vaikas turėtų tą svajonių sieną, kaip burtų lazdelė, kuri pildytų visas jo svajonės. Ar įmanoma tave užsakyti į kitą miestą, ar tu teiki tokias paslaugas, ar tik tai aplinkui. Ir galbūt tai ne vien tik tai tėveliai, tai tu, kaip sakai, ir darželiams pieši. Ir galbūt tikrai yra tokių, man atrodo, ir vaikučiams veikti būtų daug lengviau, jeigu ir būtų ligoninių sienos gražiai išpieštos, arba kažkokios tai kitokios erdvės. Bet kuriuose srityse galime tave pasikviesti ir kaip su tavim susisiekti. Šiaip aišku, galite rašyti, tikrai mielai atsakysiu ir galvoju, kad galima viską suderinti. Jeigu mes svajojam, labai norim, aš tai jaučiu širdimi ir tikrai galiu prisiderinti, surasti laiką. Tikrai, nes ir ligoninėse, kai vaikas gulėjo, tai irgi pastebėjau, kad yra paveikslai, bet visada galvoju, kaip gražiai ten galima būtų nutapyti kažką. Šiaip apie tą tapybą tai daug kur galvoju, net buvau pas vieną pažįstamą atėjus, tiesiog į tualetą užėjus atsisėdau ir balta siena. Galvoju, nu Dieve, kaip čia norėtųsi, bet 3 kažkokių tai, tiesiog tokių augalų, nereikia daug, ten niuansų tokių. Ir kaip kitaip žiūrėtųsi tas tualetas, kaip smagu būtų sėdėti ir žiūrėti į tą grožį, o ne tai į baltą sieną. Tai apie tą tapybą aš galvoju kažkaip visur ir kažkaip tai kviečiu visus susisiekti, jeigu kyla mintis, kyla tas vidinis noras, ta ugnelė, kad jūs ieškat kažko, tai tikrai negalvokit, pakalbėsim, aptarsim ir jūs jau patys, tie tėveliai jau nuspręs, ar nori bendrauti, ar kitos įstaigos, ar nori to bendravimo toliau ar ne. Tai kviečiu parašyti, tikrai mielai padarysiu savo mėgstamą darbą. Ta prasme, netgi, kaip supratau, netgi pokalbis, kažkoks tai jų neįpareigoja, ne? Kad tu būtinai ten turi daryti, iki galo užbaigti, bet tiesiog pasikonsultuoti, tiesiog idėjomis kažkokiamis pasitarti, ne? Gali padėti tėvams, atsakyti kažkokius tais klausimus ir taip toliau, ne? Pasišnekėsim, gal ir aš negalėsiu to išpildyti, ką jie norės. Visada pašnekam ir surandam tos taškus, kad ir man būtų gerai, ir jiems būtų gerai. Tai tikrai visada taip. Pagrindinė žinutė, kad tėveliai nebijotų kreiptis, nebijotų kreiptis, kad tau rašytų, tikrai atsakysi, susipažino su tavimi, esi labai maloni, švelni. Ir vis dėlto kokią žinutę dar norėtum pasakyti tėveliams, kurie dar abejoja. Galbūt jie norėtų ir galvojama reikia ar nereikia, padės, nepadės, nupieš, nenupieš, patiks, nepatiks. Ką tu atsakytum abejojantiems tėveliams, kokia būtų tavo žinutė? Kad jie neišeikvotų savo energijos galvojimui, nes
tikrai verta susisiekti, verta pakalbėti ir galvojimų tada nebus tų, kur mes tiesiog galvojam, nes vaikas auga, o jam reikia gražios erdvės jau dabar. Tiesiog mes galvojam, kiekvieną dieną galvojam ir tas laikas eina, o kaip smagu, kada vaikas jau auga gražioj, kūrybingoj aplinkoj, kur nori ir domisi kūryba, kur nori žaisti, kur nori smagiai praleisti laiką ir užmigti ir atsibusti su ta gražia siena. Iš tikrųjų labai gražu, aš irgi skatinu ir kažkada tai irgi pirmosiuose kursuose, kai jau pradėjau investuoti į save, išgirdau šitą pasiūlymą tokį, kad pats kvailiausias klausimas tai yra neužduotas klausimas. Nėra kvailų klausimų, tiesiog rašykite tai, kas jums guli ant širdies. Ir visada atsiras žmogus, kuris atsakys jums į klausimą, nesugebės pats atsakyti, nukreips kažkur tai, ne, bet nelaikykite savyje, neužsidarykite, bendraukite, mes tam ir esame sukurti, tam ir yra mums liežuviai duoti ir dvi ausis, kad mes gerai girdėtumėm ir galėtumėm atsakyti, ir kad mes galėtumėm bendrauti, ir kad dėka mūsų bendravimo, mūsų tas pasaulis, kuriame mes gyvename, taptų gražesnis, nesgi viskas mūsų rankose. Tai galbūt prieš prieinant iki mūsų prizo, kurį paskelbsime tavo, ką tu paruošėjai savo klausytojams, galbūt žinutė būtų vis dėlto pagrindinė idėja. Ką tu per savo meną nori palikti žmonių širdise? Noriu palikti jų širdise šypseną veide visų pirma, kad jų vidus būtų ramus, nes daug kartų girdėjau, sako, žiūrint į tavo piešinius, tai atsiranda automatiškai šypsena veide ir kažkokia gera nuotaika. Pati ne kartą esu atsistojus prie savo darbų ir tarsi kaip meditacija, tiesiog įsižiūri į juos ir į tas spalvas, į tą piešinį ir kažkaip tai pamiršti tą realybę, pamiršti tos savo sunkumus ir tai norisi palikti jiems tą viduje ramybę ir šypseną veidę. Fantastika, ačiū, nuostabi asmenybė, aš labai džiaugiuosi su tavim susipažinusi. Ir kol kas mano vaikai užaugo, bet genukai ateis laikas, anenukams. Tai tikrai turėsiu tavo kontaktus šalia savęs ir rekomenduoju visiems, nes aš turiu tą prisiminimą, kaip mūsų išdažytas koridorius paveikdavo žmonės, kurie ateidavo, ne vienas neliko abejingas ir visą laiką tas namas buvo toks išskirtinis, originalus ir man labai patinka, kai netgi po šito namo remonto atėjo vienas vyrukas pabaigti, kitus darbus ten padaryti, ko aš paprašiau ir jisai sako, kaip įdomu, kai įeini į namą ir pagal tai, ką tu matai name, tu supranti, pas ką tu atėjai svečius. Darosi, kad pats namas, pati aplinka kalba apie šeimininką pačiu geriausiu būdu. O meilė vaikams tai yra galbūt aukščiausias lygis, ką mes galime dovanoti vieni kitiems. Tai kokį mes prizą paruošėme šiandien tiems, kurie buvo su manimis, gali pasidalinti ir kokios sąlygos, ne? Kokios sąlygos, Julija paruošė paveikslą, savo rankomis tapytą paveikslą, kurį mielai sutiko padovanoti, patikėkite, tai yra didelis dosnumas iš Julijos, ačiū tau labai. Ir šitą paveikslą jinai padovanos tam žmogui, kurį mes išrinksime loterijos būdu, bet rinksime iš ko? Rinksime iš to, kas paliks atsiliepimą. Atgalinį ryšį, kuo sudomino mūsų pokalbis, kuo jums įdomi Julija, kuo įdomus Julijos darbai, galbūt Julijos požiūris į gyvenimą, požiūris į vaikus, požiūris į meilę, požiūris į dailę, nežinau, nesvarbu visiškai, kiekvienam kažkas tai savo, kiekvienas pasirinko iš to, ką jūs šiandien išgirdote. Ir mes dar nusprendėme padaryti savaitę laiko įrašą, kad daugiau žmonių spėtų pasižiūrėti, nes šiandien vis dėlto pirmadienis ir ne visi galbūt spėjo prisijungti ir pabendrauti su mumis, kurie norėjo, bet duosime savaitę laiko, kad visi išklausytumėte, paliktumėte atgalinį ryšį Julijai
Ir mes tada loterijos būdu po savaitės išrinksime vieną laimėtoją, kurį paskelbsime. Galbūt irgi live būdu padarysime susitikimą dar vieną su Julija, kur jinai parodys paveikslą, nes šiuo metu Julija ne savo namuose ir to paveikslo negali parodyti, bet tada parodys ir paveikslą ir išrinksime laimėtoją. Kaip jums šitokios dovanos ir šitokios idėjos, palikite savo komentarą. Ir kažkokius, jau gal dabar kokius gražius žodžius galite Julijai parašyti. Tai ir aš, kaip jau sakiau, esu labai sužavėta, Julija, tavimi ir galbūt paskutinė žinutė tiems, kurie tavęs klausėsi, kurie tavęs klausys, ką tu dar norėtum nuo savęs pasakyti prieš atsisveikinant. Norėčiau pasakyti, kad jeigu svajojat apie išskirtinumą savo namuose ar savo vaikui padovanoti tą išskirtinumą, tą stebuklingą kambarį, tai laukiu ir tikrai myliu savo darbą, kiekvieną potėpį, nes kiekvienas gyvūnėlis ar net smulkiausia dalelytė kažkokia gimsta iš labai didelės meilės. Tai kviečiu tą meilę pasikviesti savo namus. Julija, tu šaunuolė. Ir aš sutinku, Aleksandra, tikrai sutinku, Julija nepaprasta asmenybė. Ir džiaugiuosi, kad išdrįsai ateiti, kad priėmei pakvietimą, kad išdrįsai papasakoti apie save. Ir jeigu dabar jau taip atsipalaidavus, jau viskas, jau laida baigėsi, kameros išjungtos tipo. Ir kaip tu sakai, kad iš pradžių jautei baimę ir buvo baisu, o dabar ar tau baisu? Dar viduje yra tas momentas, toks jauduliukas, bet aš galvoju, čia normalu, gal sekantis kartas bus ir geresnis ir drąsesnis, sakyčiau. Visko mokomės, viskas yra kaip ir, vieną kartą padarai, kitą kartą ir trečias jau žiūrėk, vau, iš vis gerai. Bet nebuvo tai baisu, kaip tikėjai, ne? Ne, Loreta, tu nuostabi, tu taip švelniai viską vedi, taip tiesiog su tavim bendrauti yra vienas malonumas. Abipusiai. Tai va tada ta gražia gaida, mes šiandien atsisveikinsime su jumis, laukiame jūsų atgalinio ryšio ir susitiksime galbūt sekmadienį, gal bus patogiau, ne? Vis tiek jau bus iki sekmadienio, tada iki sekmadienio, gal kokios 12 valandos Lietuvos laiku ir mes padarysime live su laimėtoja, kuri laimės tavo paveikslą ir turės jau dalelytę tavo grožio savo namuose iki tol, kol apsispręs įsigyti ir didesnės tavo paslaugas. Ačiū tau, Julija. Visiems iki malonaus ir iki sekančio susitikimo. Viso gero. Dabar jau